mano tikslas yra, kad jūs gautume naudą iš to mano maratono. Tai visų pirma, pirma nauda - diagnostika. Tiesiog diagnostika. Per skirtingus kvėpavimo būdus vėl sugrįžti į savo kūną, pajusti save iš naujo, atrasti, kur yra blokai, kur reikia padirbėti su blokai, su stresu. Ir grįžimas į save. Antra nauda, kaip ir sakiau, tai pati pagrindinė, tai yra būtent dėmesio treniravimas. Ir ištreniravus šitą dėmesį, maksimaliau pajutus automatizmą per įvairius kvėpavimo pratimus, mes galėsime toliau eiti į praktikas. Ir trečia nauda, tai yra būtent kūno ritmo pajutimas. Mes dažniausiai pripratę arba stipriai judam, jaučiam stresą ir ardom save, arba pervargę, praradę resursą, tiesiog atsigulame, ilsimėmės. Bet kaip atrasti tą savo tarpinį balansą, savo kūno ritmą? Būtent bus labai stipri praktika ir aš jūs to išmokinsiu. Nes mes labai daug naudojame energijos, kai skubam, stresuojam, skubėdami. Ir kaip atsistatyti, ką daryti su tuo, kaip atrasti savo kūno, savo organizmo ritmą. Ir kvėpavimas tam labai padeda. Tad šiandieną pristatau viso pilno, dar vadinamą, pilno kvėpavimo praktiką,